Taip, du pilotai vėlgi trasoje ir čia mes keliamės į Super Street klasę, 10,9 klasės laiko indeksas ir čia pas mus Darius Norkus su mažyliu BMW 118D prieš Tomą Matulį su Golfu 149 kW. Kalbinu Darių Norkų prieš trečiąją kvalifikaciją, sakau, kodėl vakar tie laikai buvo labai keisti. Sako, tiesiog buvo atšalęs oras ir buvo labai sunku priprasti prie automobilio. Sako, ir vieną kartą užsilaunčini, gal ir per daug. Tenka daugiau stabdyti finiše. Kitais kartais, sako, launčo naudoji mažiau, bet reikia tada mažiau ir stabdyti. Sako, labai sunku buvo pamatuoti vakar. Todėl tie rezultatai pas daugelį sportininkų ir plaukiojo nei šiaip, nei taip. Ir šį kartelį Darius Norkus palenda po klasės laiko indeksų 10,71. Su BMW Tomas Matulis važiuoja 11,49. Vėlgi rezultatai yra įdomus. Dar kartelį trasoje Darius Norkus su BMW mažyliu 118D ir Tomas Matulis su Golfu. Super Street klasė. Linkiu Dariui šį kartą jau suvažiuoti tinkamai. Buvo labai netoli gero rezultato Darius Norkus ryte, bet buvo šiek tiek perspausta. Gerai tyliu. Ir kol kas sukibimas lyg tai sugaudytas pas abudu pilotus. 1/8 mylios Darius Norkus yra gerokai greitesnis ir važiuoja 11,01. Tai manau, kad pagaliau Darius Norkus bent taip galėtų būti patenkintas, ar ne, savo važiavimu. 11,01. Klasės indeksas 10,9. Tai, na, sakykim, neblogai. Nors Darius Norkus, aš žinau, kad jis tikrai moka ir geriau. Mes dabar keliamės į Super Street klasę ir čia dabar jau labai rimti, labai galingi automobiliai. Pirmoji santykių aiškinimosi vieta Darius Norkus, BMW 118 dizelis, mažylis, kuris gali įkrauti į kaulus daugybei priešininkų. Ir Vidas Misiūnas su Volkswagen Corrado, kurios startinis numeris 666, reiškiantis, kad Vidas yra greičiausiai labai piktas ir rimtai nusiteikęs šiam savaitgaliui. Dėmesio! Klasės laiko indeksas 10,9 sekundės. Gerai sustartuoja Darius Norkus, jis 25/100 turi persvarą reakcijos laike. Viduryje šiek tiek jau greitesnis Vidas su Corrado. Ir pergalė atitenka Dariui Norkui, jis važiuoja 11,01, Vidas Misiūnas 10,88, bet Darius Norkus, galima sakyti, laimi šitą dvikovą iš karto. Tiesiog reakcijos laike. Sveikinimai Dariui. Taip, keliame į Super Street įskaitą ir čia dabar, gerbėmieji, pirmajame pusfinalyje susitinka Saulius Petrošius su Nissan GT-R prieš Darių Norkų. BMW 118D. Saulius Petrošius suvažiavęs idealų kvalifikacinį laiką. Dabar pabandys greičiausiai tai ir pakartoti, bet Darius Norkus, aš manau, kad yra maksimaliai susikaupęs pakovoti dėl vietos superfinale. Darius Norkus su mažyliu BMW yra beproto greitas. Tad dėmesio. Įdomus momentas laukia mūsų. Reakcijos laikuose praktiškai vienodai dirba abudu pilotai, gal ir pramiegodami savo startą, nes eglutė uždegta profesionalia tvarka. Ir Saulius Petrošius palenda po indeksu 10,81, kai indeksas yra 10,9, o Darius Norkus rodo savo greičiausiai absoliučiai važiuotą laiką šį savaitgalį 10,98 ir mažylis BMW keliauja į superfinalą. Wow, Saulius Petrošius kovos tik dėl trečios vietos. O dabar, gerbėmiai, Super Street'e svarbiausi reikalai. Darius Norkus su mažyliu fainuoliu BMW, kuris visą sezoną rodo aukščiausius rezultatus, ir Marius Galminas su Volkswagen Golf
Beproto galinga įranga stovi starte. Galingai nurūksta būdų pilotai. Kas laimės pirmąją vietą Super Street'e? Ir Darius Norkus išlipa iš indekso. Reiškia, kad Marius Galminas važiuodamas tikrai gerą važiavimą 10.98 švenčia pergalę. Super Street'e. Sveikinimai Mariui. Super Street klasė. Ir čia mes turėjome aukščiausią lygą. Aukščiausią Drago grietinėlę. Trečioji vieta Irida Beniušienė. Irida. Nuostabu. Gražios varžybos. Irida Beniušienė tiesiog štampuodavo puikius rezultatus artimus klasės indeksui. Ir tai yra trečioji vieta. Super Street'e antroji vieta. Žmogus, kuriam savaitgalį iš tikrųjų aš labai norėjau, kad jam sektųsi geriau ir geriau jam. Deja, buvo daug kartų užkeikti važiavimai, daug kartų palysta po klasės indeksų, bet šis žmogus šovė irgi labai stipriai. Antroji vieta. Mažylis BMW pilotas Darius Norkus. Darius Norkus parodė vėlgi savo raumenis ir šį kartelį Super Street'e lipa ant antrojo pakilos laiptelio. Labai gražiai važiuota visą savaitgalį. Aišku, labai galinga technika, kartais ne pagal taisyklės. Kartais buvo viskas labai gerai ir tai yra antroji vieta. Na ir mūsų geriausias šį savaitgalį Super Street driveris yra Volkswagen Golf pilotas Marius Galminas. Marius Galminas šį savaitgalį įrodo, kad jis yra pats kiečiausias Super Street'e. Ir tai buvo realiai netikėta, bet ištraukti kozerį pačiu reikiamiausių momentų. Sveikinam Super Street'ą! Tiesiog nuostabi dalyvių grupė, nuostabios varžybos ir nuostabus savaitgalis.